Sveiki, esu humanitarinių mokslų daktaras Andrius Martinkus ir tęsime mūsų pamąstymus apie kintantį pasaulį ir apie Lietuvos valstybės, lietuvių tautos vietą šitame kintančiame pasaulyje. Dėkoju Raimundui už kanalo paramą, dėkoju Jums už tai, kad žiūrite, dėkoju už Jūsų komentarus, už Jūsų patiktukus. Šios laidos tema bus nemaloni, bet aš manau, kad kaip filosofas, aš manau, kad labai reikia išgryninti savokas. Taigi, koks yra pagrindinis lietuvių tautos gyvenimo Lietuvos valstybėje faktas per pastaruosius 35 metus nuo vadinamosios nepriklausomybės atkūrimo 1920 metų kovo 11 dieną. Aišku, žodį nepriklausomybė reikia imti į kabutes, be abejo, jūs daugumą tai žinote. Taigi tas faktas yra lietuvių tautos nykimo Lietuvos valstybėje faktas. Per tos 35 metus vien pagal oficialią valdžios statistiką Lietuvoje gyventojų sumažėjo 1 milijonų žmonių, nuo 3 milijonų 700 tūkstančių nepriklausomybės pradžioje iki 2 milijonų 800 tūkstančių dabar. O daug kas sako, kad padėtis yra dar blogesnė ir daug blogesnė. Keli šimtai tūkstančių žmonių emigravo iš Lietuvos. Aš gerai prisimenu, kad dar prieš 15 metų, gal net prieš 10 metų, buvo daug kalbama, kad reikia kažkaip bent dalį lietuvių sugrąžinti, atgal į Lietuvą, sugrąžinti emigrantus, sukurti jiems čia sąlygas gyventi. Dabar apie tai jau net nebekalbama. Dabar kalbama apie tai, kad reikia prisivežti kitų žmonių, ne lietuvių. Na, o tarp tų lietuvių, kurie pasiliko Lietuvoje, daugiau žmonių miršta, negu gimsta. Lietuvos kaimai ir miesteliai tuštėja, Lietuvos miestuose daugėja neeuropietiškos išvaizdos žmonių. Kodėl lietuvių tauta Lietuvos valstybėje nyksta? Kodėl Lietuva išsigimsta? Mano atsakymas toks. Lietuvių tauta Lietuvos valstybėje nyksta ir Lietuva išsigimsta, todėl, kad Lietuvą valdo lietuvių tautos išgamos. Aš tvirtinu tai prisimdamas visą atsakomybę už savo žodžius. Lietuva nyksta todėl, kad Lietuva valdo šitos pastaruosius 35 metus, Lietuva valdo lietuvių tautos išgamos. Iš karto sakau, kad žodį išgama vartoju nepaniekinamą prasme, nenorėdamas ką nors įžeisti. Žodį išgama aš vartoju kaip tikslų tikrovės apibūdinimą. Kaip ir turi elgtis tikras filosofas. Apibūdinti tikrovę. Lietuvą iš tikrųjų valdo lietuvių tautos išgamos. Jeigu norėčiau įžeisti Lietuvą valdančiuosius, galėčiau sakyti, pavyzdžiui, kad Lietuvą valdo niekšai, arba kad Lietuvą valdo vagis, debilai, asilai, kiaulės ir panašiai. Nors gal ne. Asilai ir kiaulės tai jau būtų ir gyvūnų įžeidimas, beje, labai naudingų žmogui gyvūnų. Kartais asilų ir kiaulių negalima lyginti su kai kurie žmonėmis, nes tai yra gyvūnų įžeidimas. Bet aš tvirtinu, kad Lietuvą valdo būtent lietuvių tautos išgamos. O kas yra išgama? Kalbu kaip filosofas, man rūpi sąvokų tikslumas. Taigi atsiverčiame didįjį lietuvių kalbos žodyną, kurį sudarė ne Martinkus, kurį sudarė lietuvių kalbos mokslininkai. Atsiverčiame didįjį lietuvių kalbos žodyną internete, aišku. Paieškos lange įvedame žodį išgama ir žiūrime, ką šitas žodis reiškia. Pateikiamos 3 reikšmės. Pirmoji reikšmė – niekam tikęs žmogus. Antroji reikšmė – išsigimėlis.
Trečioji reikšmė – degeneratas. Degeneratas tai jau yra lotyniškas žodis, tarptautinis žodis, kuris lietuviškai reiškia išsigimėlis. Taip. Mums svarbiausia yra pirmoji reikšmė. Pirmoji reikšmė – niekam tikęs žmogus. Kai aš sakau, kad Lietuvą valdo lietuvių tautos išgamos, aš turiu omenyje, kad Lietuvą valdo niekam tikę žmonės. Niekam tikę politikai, jeigu Lietuvos politikos tikslų laikyti Lietuvos žmonių gerovės kūrimą. Lietuvą valdo lietuvių tautos išgamos, kurie yra visiškai netinkami tam, kad kurti Lietuvos ir lietuvių tautos gerovę. Lietuvą valdo niekam tikę žmonės, niekam tikę politikai, nes jų valdymo rezultatas yra lietuvių tautos nykimas Lietuvos valstybėje. Todėl visiškai teisinga yra sakyti, kad lietuvių tauta nyksta Lietuvos valstybėje, nes Lietuvą valdo lietuvių tautos išgamos. Aišku, galima guostis tuo, kad ne tik Lietuvą valdo lietuvių tautos išgamos. Daug Europos tautų kenčia nuo tos pačios problemos. Daug Europos tautų kenčia nuo to, kad jas valdo tų tautų išgamos. Daug Europos tautų kenčia nuo to, kad jas valdo niekam tikę žmonės, niekam tikę politikai, kurie nesugeba arba nenori kurti savo tautų gerovės. Tik pažiūrėkime, kaip per pastaruosius 35 metus pasikeitė daugelio vakarų Europos miestų tautinis veidas. Daugelį vakarų Europos miestų yra ištisi rajonai, kuriuose jau sunku pasakyti, ar tai vis dar Europos miesto dalis. Taip per pastaruosius 35 metus Lietuva labai nunyko, nes ją valdė ir tebevaldo lietuvių tautos išgamos. Bet nyksta ir daug kitų Europos tautų, nes jas taip pat valdo tų tautų išgamos. Tos tautų išgamos, kurias naikina Lietuvą ir kitas Europos tautas ir valstybės, tos tautų išgamos yra vadinamos globalistais. Po pralaimėjimo Jungtinių Amerikos valstijų prezidento rinkimuose, kai laimėjo Donaldas Trumpas, globalistai susikoncentravo Europos Sąjungoje. Paskutinėje vietoje pasaulyje, kuri jiems dar liko. Europos Sąjungos elitas yra niekam tikę žmonės ir niekam tikę politikai. Šitie išgamos yra tinkami vienam tikslui – naikinti tradicinės vertybės, naikinti krikščionybę, naikinti tautas, naikinti šeimas. Tos Europos tautų išgamos kariauja Ukrainoje, ukrainiečių tautų, ukrainiečių karių krauju. Todėl Lietuvos prezidentas Nausėda bučiuoja Ukrainos vėliavą ir sako, kad bučiuoja Ukrainos karių kraują. Todėl Vytauto Landsbergio garbintoja Nijolė Oželytė sako su džiaugsminga išraiška veide, sako, kad ir žiūrėdama į Vytautą Landsbergį, nes jeigu kas matėte, pažiūrėkite, ten sėdi Vytautas Landsbergis studijoje. Nijolė Oželytė sako, kad po 100 metų Lietuva išnyks ir tai bus gerai. Nijolė Oželytė yra, beje, kovo 11 akto signatarė. Kas tai, jei ne Lietuvos išsigimimo požymis? Aišku, taip pat galima klausti, kodėl lietuvių tauta 35 metus renka į valdžią lietuvių tautos išgamas. Na, galima klausti ir kitaip. Kodėl prancūzai renka
prancūzų tautos išgamas, kodėl vokiečiai renka vokiečių tautos išgamas, kodėl anglai renka anglų tautos išgamas ir taip toliau. Kai kurie Europos filosofai jau daugiau kaip prieš 100 metų sakė, kad išsigimusios yra pačios Europos tautos. Šiandien šitos problemos nespręsime, nes žmonės mėgsta žiūrėti trumpas laidas. Ta bet kągi, Dievui ir istorijai išgamos yra neįdomios. Jeigu išsigimėliai išmirs, kažkas šiuose vietose gyvens kitas.